Sveiki, 1000 elektriniečių. Ką, Čekijos kaimelis, tarp kalnų, gražus, ankstus sekmadienio rytas ir noriu pabendrauti tema. Tai sodų bendrija šviesa, tematika. Ir iš karto pradėkime nuo to, kad mes ištarkime didelį ačiū sodų bendrija šviesa pirmininkiai Julijai Ašmenienei už tai, kad jinai rado savyje drąsos, ryžto, išminties ir atstovavo visos sodų bendrijos šviesa narių interesus, gyventojų, mūsų bendruomenės interesus ir atstovėjo šį klausimą ir tikrai nelengvoje kovoje. Ir mes dabar išnagrinėkime šią tematiką, nes meras Gediminas Ratkevičius netikėtai paskelbęs apie teismo palankų sprendimą sodų bendrijos šviesa nariams, prisėmė nuopelnus savo ir savo svitai, paminėdamas, kad čia ačiū Butrimavičiui architektui, ačiū tam ir taip toliau. Ir net nesugebėjo paminėti Julijos Ašmenienės pirmininkės. Įsivaizduojat? Net nesugebėjo, nes visigi žmonės žino. Ir visi Elektrėnų savivaldybei supranta, kad čia yra jos nuopelnas. Bet, suprantat, kai žmogus tu nesusiduri su ta istorija, jiegi rašo, kodėl jie taip daro. Jiegi rašo tiems, kas nesusiduria, nesupranta, visi pagalvos, koks šaunuolis. Ir va, kaip matot, kaip jisai pasielgė ir kaip padarė. O mes panagrinėkim va tą istoriją smulkiau, kad jūs visi žinotumėt, kad jis visiškai nešaunuolis, kad tai yra šlykštus ir labai atmestinas pavyzdys. Ir tikrai negalima jaunimui iš to mokytis, o jaunimui reikia mokytis iš Julijos Ašmenienės, kai tu atstovauji savo interesus, tu gini savo interesus, tada yra ir rezultatas, tada yra ir sėkmė. Nu ką, paanalizuokime. Tai sodų bendrija šviesa, gindama savo interesus, paduoda į teismą NŽT ir savivaldybę. Ir NŽT reikia paanalizuoti, kas yra NŽT. NŽT vadovų ilgą laiką dirbo Kęstučio Vaitukaičio artimas giminaitis Donatas Matijoška, nes be NŽT daug dalykų nevyksta. Ir aš esu įsitikinęs, kad be Donatos Matijoškos nebūtų nei pakrančių pardavimų, jis esą prisidėjęs prie viso šito reikalo, nei mūsų centrinio paplūdimio pardavimo, nei sklypų nuomos ir kitų daug dalykų, kuriuos anksčiau ir vėliau mes tikrai iškelsim į viešumą, kai turėsime galimybę prieiti prie dokumentacijos, nes šio personažo veikla turi būti įvertinta būtinai. Bet spėkit, kai jis išeina iš darbo, ar jis išeina, ar jis yra atleidžiamas, kur jis įsidarbino. Aišku, Elektrėnų savivaldybės randa vietą. Taip, jis melioracijos skyriaus vadovui įsidirba. Praeina kažkiek laiko ir NŽT veikla šiek tiek apkarpoma ir už miesto ribose žemių valdymas pereina atsakomybė kam? Ogi savivaldybėms. Tai šiuo atveju Elektrėnų miesto ribose žemių valdymas perėjo į Elektrėnų savivaldybę. Ir spėkit, kas pakeičia pareigas. Taip, Donatas Matijoška iš skyriaus vedėjo eina į žemesnės pareigas pavaduotojų Butrimavičių, kad galėtų vėl tvarkyti procesus susijusius su miesto žemėm. Tai daug ką tai pasako, taip? Ir dabar, kodėl Gediminas Ratkevičius parašo tokį postą, kad čia jo nuopelnas ir taip toliau. Aš pasakysiu, kad giliai įsitikinęs, kad tai yra ne jo nuopelnas, tai kai tu sukūri problemą, tai jie sukūrė problemą. Taip, kad tie teismai daugybę metų vyko, kuriuose dalyvavo sodų bendrijos šviesa ir kad buvo kantrybė išbandoma ir Julija Ašmenienė šaunuolė nepasidavė. Taip, iš tikrųjų bandymai tai buvo kiti, bet savivaldybė davė atbulinį ir vat būtent tai yra ne pagalba, tai yra atsitraukimas. Mes galim paanalizuoti, kodėl savivaldybė nusprendė atsitraukti. Savivaldybė nusprendė atsitraukti greičiausiai dėl visuomenės spaudimo, nes 1000 elektriniečių nariai padarėte jūs didelį darbą šiuo klausimu. Iš tikrųjų žmonės pamatė, praregėjo, kas yra mūsų valdžia, kaip jinai elgėsi ir jinai valdžia vis tiek yra, kaip čia pasakyti, jie nėra protingi, bet jie gudrus durniai. Aš vadinu tai gudrus durniai. Suprantate, vis tiek tai yra gudrus. Ir jie įvertino, kad jeigu dar atimsime į sodų bendriją šviesa 24 tos hektarus, nu tai jau mūsų visa. Na, kitaip liaudiškai tariant, pas juos jau pilnos kelnės.
Suprantat, pilnas kelnes užsiminėti tą veiklą, kurie čia užsiminėja ir jau pradeda bijoti, nes artėja tie rinkimai ir davė atbulinį. Ir būtent tai nėra joks jų indėlis. Tai yra paprasčiausia, tu sukuri problemą ir tu po to atsitrauki. Ir viskas. O atsitraukia tik tai dėl Julijos Ašmenienės to išminties, kovos ir vien dėl to, kad jinai neatsitraukė ir stovėjo iki savo. Ir mes kaip 1000 elektriniečių, vat būtent prisiminkite, ką mes įsikūrėm pačioj pradžioj mano reportažus, galite atsisukti, ką valdžia bešniekėtų, kaip ten bešmeištų. Mes įsikūrėm tam, kad mes būtume užnugaris tų žmonių ir atsidėkotume tiem žmonėm, kurie atstovauja gyventojų interesus, kurie kovoja, kad jie jaustų pulsą, kad yra palaikomi ir yra reikalingi ir jų veikla yra reikalinga ir yra įvertinama. Nes va jūs atkreipkite dėmesį, kaip valdžia pasielgė, ogi sugalvojo Sodų bendrijos šviesa Julijos Ašmenienės pirmininkės ir jos narių pergalę pasiimti savo kaip nuopelnus. Vat būtent apie tai kalbėjom. Kas atsitinka, kai atsiranda 1000 elektriniečių ir kelia klausimus? Šmeištas eina, šmeištas, va pas mane bandė apšmeišti, apie šeimą rašinėti, apie vaikus, kažkoks tai nevisprotis prie šitų mano namų trynėsi, kratos, prokurorai, bylos. Jūs galvojat, kad Julijai Ašmenienei buvo lengviau? Ir jai tikrai irgi nebuvo lengva, ir spaudimo buvo, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl va 1000 elektriniečių ir atliko tą puikią, svarbę misiją ir vis atlieka. Bandė prisisavinti nebūtą pergalę Gediminas Ratkevičius ir jam, aš asmeniškai sakau, didelė gėda tau. Taip, vyrai nesielgia, na, bet jau tu nieko nestebini žmogaus su savo visa svita. Ir mes turim būti tie, kurie palaiko tokius žmonės, įkvepia ir tada viskas pasikeis. Nes vat būtent Elektrėnų savivaldybei to ir trūko. Nes jie kokius metodus naudo. Jeigu tu kovoji už gyventojų interesus, jeigu tu esi jiems neparankus ir trukdai jiems užsiiminti savo visokiais, aš kaip vadinu, maklėmis, taip, tai ten pardavimais ir taip toliau, ir tokiais asmeniniais savo tiklais naudoti mūsų visų biudžeto lėšas, mūsų visų turtą, tai sklypų, žemės, nu tada kas tu? Tugi išpratėjęs, tugi būsi apšmeištas, būsi apdergtas, nors tu automatiškai gini savo miesto, savo vaikų ir anūkų interesus, bendruomenės interesus. Vat būtent 1000 elektriniečių ir turi atstovėti šitą principą. Tai yra pats pagrindinis ir svarbiausia mūsų misija. Mes privalome apginti tuos, kurie atstovauja mūsų interesus, mes privalome juos palaikyti ir ne tik kasdienėje veikloje, bet ir ateinant rinkimams, žmonės, kurie gina mūsų interesus, kurie nori, kad miestas pasikeistų, nori, kad būtų bendras gėris, visuomenė turėtų savo paplūdimius, ligoninės, šildymą pigesnį, tiltus, uždarytą sąvartyną ir taip toliau, turi palaikyti tuos, kurie tokius interesus išreiškia, kurie tokias idėjas skleidžia ir aktyviai dėl jų kovoja. Tai va, tai ką, 1000 elektriniečių, visiems gražaus likusio sekmadienio ir nepamirškim, kad mūsų kova dar nesibaigė, jinai įpusėjo, mes esam geram kely ir valdžia vis daugiau ir daugiau atsitraukia ir mažiau turi vietos, bet kova dar nesibaigė. Iki.